Sveiki bičiuliai, aš vėl stoviu šalia kinietiško motociklo, tik su labai istoriniu pavadinimu Java. Apie istoriją aš nieko nepasakosiu, nes čia yra grynas kinietis, nieko čia neliko iš Javos, tiesiog pavadinimas. Ir aš toliau bandau susipažinti su kinietiška technika, suprasti, kokius motociklus pradėjo kiniečiai gaminti. Tai šiandien apžvelgsim Java RVM 500 Adventure. Šiandien bus truputį kitokio formato apžvalga. Aš šitą motociklą paėmiau grinai dėl savęs, pamėginti, pažiūrėti, kokius motociklus gamina kiniečiai, būtent Adventure, tipo kelionės motociklas, nes yra ir konkurentai, Honda NX 500, man atrodo, labai panašų motociklą irgi pristatė šiais metais. Jeigu ateityje kada nors Karolinai reikėtų kito motociklo ir norėtų atsinaujinti, tai aš biškį ir žiūriu, kokius čia motociklus galima būtų, kurią pusę netgi žiūrėti, nes kaina konkurencinga, motociklas visai neblogas, gražus. Aš vakar parodžiau Karolinai dvi nuotraukas šito motociklo ir Hondos NX 500. Tai man atrodo, kad Karolina pasakė, kad šitas yra gražesnis, jisai toks daugiau sportiškesnis, o tas toks, nežinau, kampuotas ir atrodo paprastesnis. Šitas daugiau turi visokiausių išlenkimų, tai gal ir merginom jisai gražesnis atrodo. Man asmeniškai Honda gražesnė. Bet šitas motociklas panašus labai į BMW GS, tik mini BMW GS. Tai tiesiog norėjau pasivažinėti su šituo būtent motociklu po miestą, išvažiuoti kažkur į užmiestį, autostradą pažiūrėti, kaip jis važiuoja, ar įmanoma būtų su juo keliauti. Kaip miesto motociklas, aš manau, 100% jisai tinka, bet ar į kelionės jisai tinkamas. Tai aš nusprendžiau tiesiog paimti, pasivažinėti ir suprasti, ar įmanoma su tokiu motociklu važinėti, ar neįmanoma. Čia šiaip ir 3 krepšiai kabinasi, patogi sėdynė, patogi sėdėsena, kaip ir pritaikytas motociklas kelioniai, bet yra klausimų dėl variklio. Ar variklio užteks, jeigu 3 krepšius uždėti, jeigu dar būtų keleivis, ar su keleiviu įmanoma būtų važiuoti. Su keleiviu aš įtariu, kad nelabai su šito motociklu. Iš patikimumo pusės kol kas nieko negaliu pasakyti. Šitas motociklas pravažiavo 35 tūkstančius ar 32 tūkstančius. Jokio remonto nebuvo, 35 tūkstančiai jo. Sako, kad nieko neremontavo. Tiesiog šitas motociklas eina visiems per rankas. Tai dar iki šiol niekas nesigedo, tai labai esu nustebęs. Čia variklis stovi 470 kubikų, analogiškas variklis kaip ir Honda CB 500. Galim tiesiog iš arčiau prieiti, pažiūrėti, kaip jisai surinktas. Aukštas priekinis stiklas, gal neblogai apsaugo, man patiko. Trupučiuką gal čia per šonus pučia, yra rankų apsaugos, plasmasio kokybė, toks plonytis atrodo, bet manau, čia jisai nepritaikytas labai ten stipriai endurinti, gruvinėti, bet turi lankus, tuo pačiu eina jau komplekte, užsilenkianti stabdžių kojelė, centrinė kojelė eina ir dar nustebau, kad yra keleiviui kojelė su gumom. Didelis pliusas. Matyt, galima važiuoti su keleiviu, bet ar jisai patrauks, tai klausimas. Atrodo tikrai neblogai jisai surinktas, viskas tvarkoj, nieks nekliba, sėdynės nekliba, šita nekliba. 35 tūkstančiai kilometrų, atrodo kaip naujas motociklas. Stovi Kajaba šakės, stabdžių suportas Nissin. Stabdžiai stabdo visai neblogai, ABS veikia. Toks, nežinau, man atrodo, biudžetinis geras motociklas. Nemanau, kad čia kažkas turėtų sulūžti. Kompas čia bošinis stovi. Nežinau, pažiūrim, kas ten po sėdynė įdomu yra. Čia tik šita sėdynė, jo, kitą reikia atsukinėti. Jo, kompas bošos. O, žiūrėkit. Įrankių komplektas yra. Jėga. Davai pažiūrim, ką kiniečiai įdeda, pavyzdžiui. Replės netgi su guminiam rankenom, ne taip kaip Honda. Pas mane sena Honda, tokias paprastas replės, bet labai panašis replės. Nieko ypatingo čia. Aš vaikštau aplinkui ir bandau prie kažko prikipti, žiūriu, ar šlangai nesitrina. Tai yra šlangas, pavyzdžiui, aušinimo ir turi tokias apsauginės gumytės, kad jisai neprasitrintų. Šitoje vietoje tai suvirinta, tai šiaip savo. Taip kitur visur pažiūriu, siūlės neblogos. Jo, šitoje vietoje prisnargliuota. Galim atsisėsti į vairuotojo
vietą, pažiūrėti, ką čia gauna vairuotojas. Realiai jis čia nieko negauna. Mygtukai paprasti, artimos tolimas šviesos, avarinis netgi yra. Pamirksėti ir viskas. Galima įjungti du režimus. Safe režimas, ar tai koks ten safe, man atrodo. Jo, safe ir sport. Rodo, kad valgo 3,2 litro ant 100 km. Aš manau, kad čia tiesa yra, nors gamintojas rašo, kad 4 litrus tik tais valgo, bet manau valgys jisai mažiau. Čia 20 litrų bakas, didelis bakas, toks iškeltas į viršų. Gal ir kažkiek jaučiasi tas svoris, kad jisai aukštai, bet kompensuoja viską tai, kad jisai yra žemas. Sėdėk jo ant jo kaip ant čioperio kokio. Švis kojos sulenktos, dasikė lengvai labai iki žemės, ne aukštiems žmonėms motociklas, visiškai. Motociklas yra toks pradedantiesiems. Sankabytė išvis lengvutė, labai lengvai spaudžiasi. Su vienu pirštu galima. Nes skydelis matyt primena BMW. Apie tokias smulkmenas aš jau nesakau. USB. Aš manau, čia jau dabar turėtų kiekvienas gamintojas dėti va tokius va dalykėlius. Čia nieko nekainuoja. Toks paprastas motociklas. Aš manau, kaip pirmą motociklą ir suprasti, ar jums vat patinka va tokie adventure motociklai, galima būtų pamėginti. Nuvažiuot, vat pasimti, pasivažinėti. Čia vat suprasite jau. Stipriai šiandien apie parametrus kažką nepasakosiu, tiesiog noriu pasivažinėti, supras, kas per motociklas. Tai nieko nelaukiam, persikeliam į šalmą. Pirmas įspūdis tik atsisėdus ant Javos. Minkštutis toks variklis, čia 32 kW, visai įdomi važiuoja jisai. Labai manevringas motociklas. Mažiukas ratas priekį, 19, gale 17. Primena biškį Karolinas BMW, irgi toks pat manevringas ir toks pats žemas. Gal pagal jausmą atrodo, kad Karolinas BMS nu 6,5 kubikų vis dėlto daugiau. Tai trupučiuką lygtais geriau traukia. Nu gal taip pat, sunku net biškį pasakyti. Bet koks jisai manevringas ir patogus sėdėti. Aš kažkaip galvojau, kad bus labai arti sėdynė iki kojelio. Ir taip gaunasi, kad kojas taip į viršų biškį per daug sulenktos. O čia pusiavelnė. Nu mano ūgis, aišku, nedidelis. 1,8 m, tai gal čia būtų ir biškį per mažai vietos. Dėžė jungiasi švelniai. Noriu pabrėžti, kad šitas motociklas pravažiavęs 35 000. Ir aš kaip supratau, kad jokio remonto nebuvo. Va tai va visiems per rankas eina šitas motociklas. Tai neblogai, jeigu be jokio remonto, be nieko. Aš atsimenu pas brolį Husvarną, ten prie 100 000, man atrodo, jau buvo kažkas sugedę. Čia ne rodiklis dabar. Gamintojas. Labai svarbu, kas surenka motociklus ir kaip surenka. Čia yra netgi režimai kažkokie, žiūriu, sport dabar įjungtas. Gazų duodu 4. Nieko nevyksta. Stabdžius tikrinau. Priekį 2 dideli stabdžių diskai po 300 mm. Stabdo visai neblogai. Gal trupučiuką daugiau biškį reikia pastangų. Jeigu palyginus, nežinau, su kokiu motociklu. Kažkiek paspaust reikia gal stipriau. Sankaba trosinė, aišku, čia, bet minkštutė išvis. Va, vienu pirštu maigau. Tai šiandien pasivažinėsimės po miestą. Trupučiuką gal išvažiuosim į kokį žvyrkelį prasilėkt, pabandysim. Turi viską, čia USB turi, gal Type-C netgi turės, ar ne? Ne, tik USB. Čia dar viena. Įdomi jisai atrodo, bet labai žemas. Aš kaip su čioperiu važiuoju, toks jausmas. Jeigu aš neklystu, jisai sveria apie 200 kg, bet važiuojant tai visiškai nesijaučia. Gal trupučiuką, kai vat atsistoji, lygtais gal ir virsta. Bakas aukštai iškeltas, jeigu bus pilnas ir mergina, tai gal ir bus sunkokai išlaikyti. Nu, bet yra didžiausias pliusas, kad jisai žemus. Tai va tas va kompensuoja. Vibracijų nėra. Vat važiuoju 5 bėgių, 4000, o 6 pabandom. Žinokit, čia ir 6 gerai važiuojasi. Gazų duodam. Ne barška, ne traška. Įsibėgėja taip pat tolygiai kaip ir 4 važiavau, gazų daviau. Ir lygiai taip pat 6 bėgių taip pat įsibėgėja.
pradedantiesiam 100% tiks motociklas. Jeigu vat, kažkas linkęs tokį nupirkti visureigį, gal ir visai nieko bus. Mes, aišku, išvažiuosim su juo į kokį žvirkeliuką prasilėkt, pažiūrėsim, kaip jisai tyliai dirba. Variklis neblogai tempia. 3 bėgių, 4 bėgių važiuoju. Lėtai, šiaip sulėtėjau iki 20, 25 ir 3 bėgių. Aš taip ir galvojau, kad jisai važiuos panašiai, 2 cilindrų vis dėlto variklis, 500 kubikų, minkštas, elastingas, nedaug vibracijų. Karolinas BMW, tai 6,5 kubikų, 1 cilindras, tai jisai kaip ir toks daugiau aukštų apsukų, žemų apsukų ten nėra. Ten su juo jau nevažiuosi 3 bėgių, ten 30. Ten vos ne 2 reikia važiuoti iki 40 ir tada tik 3 jungti. 4 50 lygtais gal ir sunkokai jam važiuojasi. O čia atvirkščiai viskas. Sėdėsena irgi visai nebloga. Toks jausmas, kad mini Afrika. Man asmeniškai taip atrodo po mano motociklo. Sėdinė įleista, aukštas vairas, gan patogu. Bet čia toks bus miesto visureigis, man taip atrodo. Galinis amortizatorius pasirodė toks gan kietokas, o priekinis minkštesnis. Ten prieš tai žmogus važiavo su GS-u, tai tik žiūri, kas čia per GS-as važiuoja. Labai panašus į GS-ą. Tai net pirmas ranką pakėlė, pagalvojo, kad čia gal BMW. Iš šono atrodo labai panašus į BMW GS-ą. Tik mini toks GS-as. Man pasirodė, kad tiesioginis konkurentas šito motociklo bus, nežinau, Honda NX, man atrodo, 500, dabar yra nauja. Labai panašus toks motociklas. Galios panašiai, man atrodo, ten gal 35 kW, čia 32. Manau, ten didelio skirtumo nepajausit. Ir kaina šito truputį pigesnė. Labai tikiuosi, kad pavyks išbandyti Honda, tą vat naują NX 500. Nes Honda irgi gan tokia konkurencinga kaina siūlo. Šitas gal ant 500 pigesnis, jeigu aš neklystu. Gal daugiau biški. Bet čia gauni papildomai apsauginis lankus, centrinę kojelę. Kažkiek pliusų vis tiek gauni. Aš manau, kad Honda visus va šitos dalykėlius papildomai. Tiek perki kaip pirmą motociklą, tai aš manau, kad apsauginiai lankai reikalingi, centrinė kojelė irgi tikrai reikalinga. Jūs nepatikėsit, ant kiek gerai čia jungiasi bėgiai. Jie taip tiksliai, žinokit, nėra taip, kad tu nedajungsi. Jie tokie konkretūs, taip bam ir įskrenda tiesiog bėgės. Labai neblogai. Kojelės gal eiga tokia biški didoka, bet taip tai įsikerta ir viskas. Nėra taip, kad kažko nedajungsi. Neutralinis labai lengvai. Jis nėra taip, kad neutralinis toks pusinis bėgis. Čia irgi konkretus toks įkerti ir jauti, kad įsijungia. Nėra taip, kad kažkaip reikia lėtai trupučiuką pasiliesti. Į apačią bėgiai. Irgi taip pat taip konkrečiai kapoja jisai. Man neutralinis labai lengvai įsijungia. Iš antro, iš pirmo, nesvarbu, bet taip konkrečiai kapoja ir nėra, kad tu prašausi netyčia neutralinį. O taip pat ir antras, ir trečias. Gal biški su garsu įsijungia, bet nebus taip, kad pasiklysit bėgis. Jeigu tokie motociklai nepopuliarūs, biudžetiniai, nori konkuruoti su Hondom, ten su KTM-ais, tai jisai turi būti patikimas motociklas. Jeigu, pavyzdžiui, prie 10 000 kažkas sugenda, pradės vis tiek rašinėti atsiliepimus, Facebooko grupės ir taip toliau, ir nustos juos pirkti. Bet čia kol kas 35 000 ir jokio remonto, važiuoja minkštai, toks darbinis arkliukas toks jausmas. Miesto visureigis, manevringas toks. Dar išvažiuosim į žvyrkelį, pažiūrėsim, kaip žvyrkeliu, pavyzdžiui, važiuoja. Nevažiuosi jo tikrinti tikrai tokiam koviniam režime. Bet manau, kad galima būtų. Čia kažkaip aš nepasiruošęs. Važinėti mišku, norisi miestu pasivažinėti.
įvertinti būtent šitą motociklą kaip tokį miesto motociklą, kelioninį. Nu, vat nežinau, ar jisai būtų geras kelioninis motociklas. Reikės išvažiuoti į autostradą ir pažiūrėti, kaip vibracijos. Va čia svarbiausia. Jeigu važiuojant ten 120 košmariškos vibracijos, tai tada nelabai. Vis tiek tenka išvažiuoti į autostradą ir kokios 2 valandas, pjauti 3 netgi valandas, 120 pavyzdžiui, arba 130. Ir jeigu dar vibracijos, tai labai stipriai vargina. Ir ta kelionė tokia varginanti gaunasi, nepailsiauja. Su juo pamiršti, kokiu bėgiu važiuoju. Aš įjungiau 4 ir viskas, 4 ir važiuoju pastoviai, kaip troleibusas. Nes nėra prasmės šiaip žemesnį bėgį mest, jisai labai panašiai traukia. Sulėtėjom. Gal reikės 3 įjungti, nu pavyzdžiui, 4 lieka 2000. Normaliai. Aš kaip ir sakau, kad čia miesto visureigis. Jeigu reikia ant bordiūro užvažiuoti arba nuvažiuoti, manau, drąsiai galima su juo. Priekis tai minkštas, o galas atrodo toks kietokas vėl biški. Kuro jisai valgo iš vis mažai. Tinklapį rašasi lygtais gal 4 litrai, bet vairuotojai sako šitų motociklų, kad dar mažiau, 3,5 netgi. Tai iš vis kaip motoroleris, miesto motoroleris. Labai minkštai įsibėgėja, nu taip minkštai. Vienas dalykas, pastebėjau, tai gal laisvumas gazo rankenos yra ir tu paleidi gazą ir jisai biški toks taip nervingai juda. Ypač jaučiasi pirmų bėgių. Jeigu atvažiuoji ten tarp kamščio ar šiaip lėtai, tai biški paleidi gazą, toks jausmas, išsijungia variklis, prisilieti prie gazo ir jisai įsijungia ir tokį biški taip smūgeliais tokiais važiuoja. O taip tai įsibėgėja, tai iš vis labai minkštai. Nėra čia galios. O, Afrika stovi. Aš kai kamerą įjungiu, visada Afriką pamatau. Mieste gan patogu važiuoti su juo. Tai labai įdomu, kaip jisai važiuos autostradą. Vis tiek, jisai pristatomas kaip toks pusiau kelioninis motociklas. Nepasakysiu, kad čia enduro, bet toks miesto visureigis. Norėtųsi tikėti, kad nebus čia vibracijų ir galima bus su juo keliauti. Ir žinot, žmonės vis tiek nori, pavyzdžiui, kelionį išvažiuoti iki 10 000 kilometrų. Ir nenori naudoti motociklą pirkti. Nori nupirkti naują motociklą, patikimą, kad pamiršti apie problemas. Bet aš galvoju, ar galima būtų pasirinkti būtent Javą. Tai Java čia tiesiog yra ženkliukas. Man atrodo, tai Kinijos gamintojai susikooperavo ir deda ir į Vodžą, man atrodo, deda tokį patį variklį ir labai panašus motociklas. Dar kažkokį. Jie labai visi panašus. Nu to, išlėksim mes į autostradą, pasižiūrėsim, kaip jisai važiuoja. Kaip pirmą motociklą, aš manau, galima būtų pirkti, jeigu patinka būtent tokio tipo motociklai. Jeigu pasiruošia uždėti netgi šoninius krepšius, kažkur nuvažiuoti į kitą miestą, į kitą šalį, pamėginti, ar patinka, ar nepatinka keliauti su motociklu. Tai manau, galima būtų paimti tokį. Trupučiuką pastebėjau, kad atsiranda vibracija, tokia smulki, kažkur prie 3,5 tūkstančių, čia kažkur atsiranda, jisai vibruoja, po to biški daugiau ir nustoja vibruoti. O ta vibracija biški erzina. Prieš tai kažkaip nepastebėjau aš jos. O taip, virš 4 tūkstančių iš vis, jokios vibracijos, minkštai važiuoja. 6 bėgių 90, jokios vibracijos, iš vis minkštai važiuoja. Bet čia, aš manau, duoda guminės kojelės, rankenos gan minkštos, nes jeigu prisiliečiu prie bako, aš jaučiu, kad jisai vibruoja, bet sėdžiu nieko nejaučiu. Su kojom, jeigu suspaudžiu baką, jaučiu, kad atsiranda tokia smulki vibracija. Jeigu prispaudus laikai su kojom, tai nelabai faina, bet jeigu tiesiog atsipalaidavęs, tai stipriai nieko nejauti. Pavyzdžiui, lenkimas 4 bėgių. Reikia palaukti, kol jisai rasisuka, po to kažkiek atsiranda tos galios, bet ne per daugiausiai.
tikrai ne per daugiausiai. Jeigu žiūrite šitą motociklą ir tikitės, kad jisai ten važiuos labai galingai, nevažiuos jisai galingai. Pusę velnio vėjo apsauga, trupučiuką aš toks susikuprinęs, pasilenkęs važiuoju, visai neblogai, nestipriai pučia vėjas. Truputį rankas jaučiasi, taip, jisai gal va čia kažkur užputinėjo. Nu, 6 bėgių. Rasisuka po to važiuoja, neblogai. Rankenos visiškai nevibruoja, labai keisti. Jokios vibracijos. Ant bako tikrai jaučiu, vibruoja motociklas. Tai smulki vibracija, bet rankos visiškai nevibruoja. Vakar Karolinai parodžiau 2 motociklus, parodžiau Honda NX 500 ir šitą parodžiau. Tai man atrodo, kad šitas jai daugiau patiko. Sako, toks sportinis visai kitoks. Labai primena BMW GS. Jeigu aš neklystu, kad netgi gal spidometras panašus. Neatsimenu, koks BMC spidometras. Reikia pamėginti 110 atvažiuoti. O 110. Trupučiuką yra vibracija ant kojų. Ant rankų visiškai nėra. Esu nustebęs, kad ant rankų nėra. Gal čia kokie demperiai stovi? Gal ir gumos stovi viduj. Ant rankų nesijaučia, o kojos jaučiasi ir jeigu baką suspaudė, irgi jaučiasi. Truputį greičiau. Rankos visiškai nieko nejaučia. Stikliukas atidirba irgi pusę velnio. Nu gal ir galima būtų su juo keliauti. Vat kaip pirmą motociklą paimti ir nuspręsti, ar jums patinka va tokio tipo motociklai. Gal visai ir nieko. Bet jeigu važiuoja 100 ir fūra priekį ir nori aplenkti, vat gazą duodu. Nu sunkoka. Į lenkimus eit bus sunku. O taip, ramiam pasivažinėjimui, aš manau, galima būti. Bet čia reikia nusiteikti, kad jisai nevažiuos ir žiūrėti jį kaip į pirmą motociklą. Jeigu yra, pavyzdžiui, svarbu sėdėti patogu, kažkur norit nuvažiuoti į kitą miestą, į kaimą nuvažiuoti, tai manau, galima tada būtų žiūrėti. Bet jeigu norisi draivo, jeigu patinka lenkimai, gazuoti, tai gal ir neverta. Labai neblogai stikliukas apsaugo nuo vėjo. O čia truputį į šonus pučia, pro čia gal kažkur. O taip, į kaktą nedaužo, pusę velnio. Nu, su juo aš galėčiau važiuoti kažkur 100. Komfortiškai važiuojasi. Serpantinais aš įtariu, kad su juo išvis bus labai lengvai važiuoti. Bus labai panašiai kaip ir su Karolinos BMW. Ratukai maži, platus, manevringas. Labai neblogai važiuoja. Aš žiūriu šitą motociklą kaip tokį pradedantiesiems, kaip pirmas motociklas ir akcentuoju į tokius dalykus, kad, pavyzdžiui, galima pajudėti be gazų. Sankabą paleidė ir jisai negesta. Čia yra labai svarbu. Žinot, kai streetas paleidė sankabą be gazų ir jisai taip momentaliai užgesta. O šitas visai dar pusę velnio. Paleidžiu gazą ir jisai važiuoja. Ne, paleidžiu sankabą tiksliau. Dar kartą pabandom. Paleidžiu sankabą ir jisai važiuoja. Visai neblogai. Pažiūrim įsibėgėjimą. Aš jaučiu, kad vibracija atsirandava kažkur, nežinau, prie 4000, tokia zvimbinti vibracija, po to dingsta ir paskui kažkur čia irgi atsiranda. Nu, patys matėt, koks įsibėgėjimas, nieko įspūdingo, ant vienkės tikrai nepasikels. Nu, toks miesto motoroleris, nežinau, su kuriuo galima būtų keliauti. Nu, kažkaip noriu pasakyti, kad daugiau linkęs į miesto motociklą tokį kasdieninį, negu keliauti, bet išvažiavau į užmiestį ir galvoju, gal ir galima būtų su juo ir keliauti iš tikrųjų. Sėdynė labai patogi, plati, nėra toks, kad toks kiaušinis, yra lygaus paviršiaus, gan patogu sėdėti. Su keleiviu, tai čia klausimas būtų, ar įmanoma keliauti.
Išvažiavau į mylimiausią kelią motociklininkų, tai čia Vilnius, Utena. Pasižiūrėt, kaip pakaba dirba. Pavyzdžiui, jeigu jūs netyčia atsirandat Albanijai. Albanijai tokių kelių daug. Aš sakiau, kad galinis amortizatorius kietokas, bet va tokiais va keliais važiuot visai neblogai. Tikėjausi, kad blogiau bus. Pavyzdžiui, va, jeigu su KTM sulyginti, tai KTM-as labai stipriai dreba. Apie šitą 3.9, sakau, Adventure. Drebantis stipriai. Šitas ne taip stipriai dreba. Įvažiavau aš į žvyrkelį pasižiūrėt. Čia tokia tarka. Važiuoju tarką 50. Visai neblogai. Atsisėdęs, užpakalio pakelt nereikia. Gazo duodi 4. Jokio probokso. Aš manau, kad antrų bėgių irgi jokio probokso nebūks. O ABS-as veikia. Įdomu, čia išsijungia ABS. Greičiausiai, kad įsijungia. Manau, aš stipriai nelėksiu, man net neverta išjunginėti. 3 bėgių duodu gazo. Pradedantiesiems pats tas. Gali ir žvyrkeliu važiuot ir nebijot gazo atsukt, nieko neatsitiks. Gazo duodu antrų. Nieko nevyksta. Ramiai labai. Tokiais kaimeliais paklaidžiati pats tas. Labai fain. Tyliai dirba motociklas. Ramiai sau važiuoji. Atstojus irgi visai neblogai važiuojasi. Vairas aukštas. Motociklas nėra labai plonas. Pakaba atidirba. Kai atsistojau, toks jausmas, kad galima būtų išvažiuoti į mišką, pamėginti tokiam koviniam režime. Nežinau, kur aš čia važiuoju. Tiesiog klaidžioju kol kas. Žiūrėkit, kažkieno namukas. Vaikai pasistatė greičiausiai. Ten dar vienas namukas. Kažkokiu takeliu čia yra. Stipriai negazuosiu su juo, bet va tai va, pasivažinėti tikrai galima. Įsijungia ventiliatorius. Kas čia per kelias? Bandom. Kažkoks smėliuotas kalnas. Galima pabandyti. Treilas toks. Nu, nuotikio motociklas, kaip bebūtų. Nevažiuosiu. Įlėkiau. Na ir žiūrėkit, sakiau, kad netinkamas motociklas paendurinti. Išvažiavau. Ir visai neblogai. Aišku, nėra taip, kad čia sportuosi labai, gazuosi. Nėra tiek galios, pakaba neleis. Bet o tai va išvažiuot, pasivažinėt, paklaidžiot po miškus, manau, galima drąsiai. Dabar reikia išvažiuoti iš čia. Čia gal nevažiuosiu. ABS-as veikia. Taip. Kokį aš be paimčiau motociklą, vis tiek norisi išvažiuoti, vat, pasivažinėti miškais, žvyrkeliais. Dėl to kol kas ir netestuoju kažkokių strytų. Esu netgi nustebęs, kad va tai va gerai važiuoja žvyrkelio. Dar man parduotuviai sakė, kad nustebsi, kad pakaba labai gerai dirba. Tai iš tikrųjų nustebau. Labai neblogai dirba. Kad maksimalus greitis 150, jeigu aš neklystu. Nema tiek daug parametrų skaitai, po to pradedi pamiršti. Tai dabar pamėginau, važiuoja daugiau negu 150. Gan neblogai įsibėgėjo. Rankom vibracijų visiškai nėra. Nu, esu labai nustebęs, kad visiškai rankos nevibruoja. Kojas truputį pradeda, nu kaip truputį, pradeda vibruoti. Su kojom reikėtų kažką sugalvoti, kad ne taip stipriai vibruotų prie tokio greičio. Galima būtų ir važiuoti didelę kelionę. Čia gausim truputį tokią gilesnę smėlę. Važiuosim, ar ištempia variklis, pavyzdžiui, 3 bėgių. Duodu gazą. Nu, jisai ištempia,
visai neblogai, bet kad buksuotų ratas ten labai stipriai, tai nebus taip. Antrų bėgių gal ir bus, bet trečių tai nelabai. Bet važiuoju, vat atsisėdęs, tokia tarka, nu gan stipri tarka. Visai komfortiška. Nu, žvyrkeliu 80, nieko nesijaučiu. Kaip neblogai. Tikrai nustebau iš pakabos pusės. Iš variklio tai aš stipriai nieko ten nesitikėjau. Man buvo svarbu sužinoti, kokia sėdėsena, kaip pakaba dirba ir ar yra vibracijos. Va čia vat man buvo svarbiausia. Manau, galima jau grąžinti. Supratau, kas per motociklas. Mieste pasivažinėti tokiais žvyrkeliais, kažkur į užmiestį išvažiuoti. Šiaip tobulas motociklas. Labai patogu sėdėti, gerai atidirba pakaba. Nu tik vienas, kad nėra čia galios. Bet ne visiems reikia tiek tos galios daug. Užtenka tiesiog iš taško A į tašką B nuvažiuoti, kad negestų tas motociklas ir viskas. Aš manau, kad galima būtų su juo ir į didelę kelionę išsiruošti. 3 krepšius užkabinti ir išvažiuoti. 4 važiuoju 40. Labai gerai traukia. Tyliai, jokių vibracijų. Fainai. Rodo, kad valgo 3,3. Jau nemažai pravažiavau kilometrų. Kūras dar nenukryto. Tai aš manau, kad tiesa, kad jisai valgo 3,5 litro. Tiek pat valgo, kiek mano senas motoroleris 50 kubikų. Irgi 3 litrus. Jeigu paklausit, ar patiko šitas motociklas, nu tai man kaip miesto motociklas, kaip miesto toks visureigis, kur galėčiau nuvažiuoti ir žvyrkelio, užvažiuoti ant bordiūro, tarp mašinų pralysti kažkur, visai neblogai. Mane trupučiuką erzina vibracijos tos smulkios prie tam tikrų apsukų. Gerai, kad į rankas nepersidoda, bet į kojas vibruoja kojas, tai gal kažką reikėtų sumastyti čia. Bet žiūriu, kad ten gumos tokios storos stovi, viskas gerai. Nebūtų gumų, tai iš vis būtų košmaras. Ir man svarbiausia dar viena kriterija, kad jisai būtų patikimas. Konstrukciškai gerai surengtas, ne taip, kad nuvažiuoji 5 kartus į plovyklą, išplauni ir nustoja, pavyzdžiui, koks skydelis veikti. Va čia irgi labai svarbu yra. Bet ir nereikia tikėtis iš šito motociklo, kad jisai labai trauks. Karolinas, pavyzdžiui, 1 cilindro Benzas 6PM geriau traukia negu šitas. Ten 35 kW, čia 32 kW. Tas linksmiau važiuoja. Bet čia labai maloniai bėgiai jungiasi. Pastoviai pataikai. Labai lengva, žiūrėkit. Dabar neutralinį, pavyzdžiui, raščiau. Hopa, iškart neutralinis. Labai gerai. Iš pirmo į neutralinį, iš antro neutralinį, bet jisai taip biški garsiau kapuoja negu visi motociklai. Taip, pavyzdžiui, iš neutralinio į antrą. Trupučiuką kapuoja taip. Štai tokia gavosi apžvalga, neįprasta apžvalga. Aš čia tiesiog dėl savęs paėmiau šitą motociklą pasibandyti. Tai ačiū visiems, kas dažiūrėjot iki galo. Galite rašyti komentaruose, kokių norit motociklų, kad apžvelgčiau. Vat norėčiau po šito iškart išbandyti Honda NX tą naują 500. Turėtų sulyginti, oi plemba, su tikru japonu. Pasignalinau netyčia. Norėčiau sulyginti su tikru japonu ir suprasti, ant kiek skiriasi motociklai. Motociklo kokybė ant kiek skiriasi. Tai ačiū visiems dar kartą ir susimatysime kitą savaitę. Iki.